Na ką, atėjo smagiausias skolos grąžinimo laikas. Gerbėmieji, Lukas netrukus apžvelgs Honor 400 Lite telefoną sėdėdamas ant televizijos bokšto krašto. Valio! Čia nebaisu dar. Čia dar nebaisu, kaip baisu. Čia visai nebaisu. Einam dar čia pažiūrėsim. Man pavyks. Ir aš galiu. Palauk, kaip čia dabar šitaip? Čia jau gal kraštas jau. Daug baisiau negu aš tikėjausi. Aš jums labai nuoširdžiai sakau. Honor 400 Lite telefono apžvalga ant televizijos bokšto krašto. Literaliai krašto, aš galvojau ten krašto. Pirmiausia, paėmus šį telefoną į rankas, ką pastebi, yra, kad jis yra labai lengvas ir labai plonas. Tiems, kas mėgsta eleganciją, tai puikiai tinka. Gali nukristi iš 180 aukščio. Bet ne metrų, kas būtų čia, o centimetrų. Man patinka dalykas, kad čia apibraugus ekraną nykščiu, gali pažymėti savo rūpimą vietą ir šone atsiranda meniu, kur gali pasirinkti, ką nori daryti su ta vieta. Ar pastilinti ekrano nuotrauką socialiniuose tinkluose, ar galbūt apibraukti tam tikrą prekę ir ją internete suras. Neišduokit Lukui, bet Honor 400 Lite telefono kameros privalumas yra kameros valdymo mygtukas. Tai yra vienintelis tokios klasės telefone. Vienu pirštu gali valdyti, reiškia, viena ranka gali laikytis už virvės, o kita ranka gali pilnai valdyti telefoną, priartinti, patolinti vaizdą, suvesti ryškumą, filmuoti, fotografuoti ir visą tai vienu mygtuku. Tas pats mygtukas aktyvuoja ir Google Lens, kuris gali, nežinau, viską ieškoti ir netgi parodyti, jeigu čia balandis nutupt, kas tai per paukštis. Jis labai greitai juda, ar ne? Telefonas šitas labai greitai kraunasi, turiu net 35 vatų įkrovimo greitį. Lukas akiniais nuo saulės, todėl kad iš tikrųjų šiandien diena netokia ir šviesi. Saulė šviečia, aišku, viskas, bet ekranas šito telefono, Honor 400 Lite ekranas, pasiekė net 3500 nitų šviesumo piką. Jis kaip saulė iš tikrųjų. Jis tai turėtų puikiai matyti saulės šviesoje ir jisai beje puikiai veikia naktį, nes pritemdymas yra itin aukšto dažnio, o tai reiškia, kad jisai praktiškai nevargina akių. Ir įsivaizduoja, kad visą tą platų vaizdą nufotografuoti jam reikia eiti prie krašto. Aš su šituo pačiu Honoru galiu nufotografuoti visiškai mažą vaizdelį, tačiau dirbtinio intelekto nuotraukos redagavimo funkcija leidžia jį praplėsti, pripešia tiesiog foną aplinkui, taip čia viskas kartojasi, tai aš galiu tiesiog nufotkinti per rakto skylutę ir padaryti kosmosą. Čia jaučiu nieko nesigirdi, bet kažkas čia padėjo pinigą ir aš jį paimsiu, nes čia nieko dėti. Matinė nugarėlė, įsivaizduoju tokia, jinai vadinasi aksominė spalva ir aksominis juodas kaip šitas ir aksominis pilkas. Aš savo dalį vykdžiau, darom naujas lažybas ir aš tau ką nors sugalvosiu. Taip, aš prašau iš karto, kad tai būtų vandenį. O telefą apžiūrėkite, Tele2 salonuose arba internetu tele2.lt. Labai vertas dėmesio, aš pats nesitikėjau, kad jis taip fainai veikia.